Čia nėra tik, žinai, tas momentinis sprendimas, ką daryti, dar yra po to, ką toliau reikės daryti visą laiką. Antra pakopa yra optimaliausias sprendimas. Likvidumas vardan likvidumo, jeigu tu neturi kažkokio plano, ką tu darysi su pinigais, jisai kaip tik yra kenksmingas. Rekomenduočiau kiekvienam neklausyti to, kas viešoje erdvėje, tų nusivylimų ir įvairių lozungų, o pačiam pasižiūrėti, kaip sekasi. Mūsų stebuklingas ekonominis augimas kažkiek maskuoja šitą, ne? Nes kai 10 metų atlyginimai auga po 10% per metus, visi tyrimai, visa statistika, viskas rodo, kad vidutinis mažmenis investuotojas atsilieka nuo rinkos ilgojo laikotarpio. Sveiki visi, įsijungę tinklalaidę Ilgai ir pelningai. Šiemet per šventes, prie mišrainių turbūt daugelis šeimų nagrinės pakankamai neįprastą temą. Ką daryti su pinigais, ką daryti su antra pakopa, ar toliau kaupti ar nekaupti. Ir turbūt šeimos rate susidursime su daug labai įvairių nuomonių ir antra pakopa labai daug kaitina emocijų pastaruoju metu ir daug yra entuzijazmo ir tokio net baimės praleisti kažkokią progą. Ir daug mitais apipinta ta yra sistema, kuri savo esmė yra pakankamai paprasta, kad valstybė skatina ilgalaikį taupimą ir investavimą, tačiau tam tikras ir sąlygas uždeda, kaip tie pinigai gali būti panaudojami. Bet dėl to kyla pakankamai daug aistrų ir klausimų ir šiandien aš pasikviečiau Tautvydą Marčiulaitį, investuotoją, fondų valdytoją, edukatorių, investavimo klausimais ir daugelį gerai pažįstamą finansų ekspertą padėti išnagrinėti šitos klausimus ir labiau net pagalvoti, apie ką žmonėms pagalvoti, nes tai labai asmeniškas sprendimas, kurį visiems reikia priimti gerai apgalvojus savo asmeninę situaciją. Tai gal ir pradėkime nuo to, kokie yra pagrindiniai dalykai, klausimai, apie kuriuos žmogus turėtų savo užduoti, bandydamas priimti šitą sprendimą. Šiaip labai tikrai asmeninis sprendimas ir tikrai labai priklauso nuo žmogaus situacijos. Aš labai nemėgstu taip apibendrinti ir sakyti, žinai, visi turi likti arba visi turi išeiti. Taip niekada nėra čia. Ši finansų tema yra labai visada asmeniška, daugiau asmeniška negu daug kas tikisi. Visi tikisi to tokio, žinai, bendro atsakymo. Čia dabar daryk taip ir bus gerai. Taip niekada nebūna, čia nėra išimtis ir vėl, jeigu jūsų situacija yra tokia, kad jūs turit daug finansinių sunkumų, yra labai daug problemų. Turit labai daug finansinių įsipareigojimų, kurie tikrai apsunkina kasdienį gyvenimą. Tuomet galbūt ir verta pasidengti tuos finansinius įsipareigojimus, pasinaudojus šią progą. Tai nėra geras žingsnis per se, bet reikėtų tiesiog tada, jeigu jau žengiama šitas žingsnis, reikėtų suprasti priežastis, kodėl atsirado šitoje vietoje, kai jums reikia ilgalaikio taupimo priemonę naudoti, padengti trumpalaikiams įsipareigojimams. Nes to neišsprendus pirmiausia ir nesugalvojus, kaip gyvensite ateityje, be trumpalaikio naujų įsipareigojimų, niekas nepasikeis, niekas nepadės. Tai bus labai toks trumpalaikis, sakykime, pleistras labai dideliai žaizdai ir taip galima padaryti, bet reikėtų su savim pasikalbėti ir labai gerai suprasti, ko ateityje nebedaryti, kad vėl nebebūtų tokia situacija. Bendrai vidutiniam žmogui dažniausiai finansinė prasme sprendimas atsimti tiesiog neapsimokės. Ir čia griežtai kalbu finansiškai, jokių emocijų nėra kažkokių, nežinau, gilesnių pasvarstymų. Tiesiog, jeigu mes žiūrim į skaičius ir žiūrim į grąžą, žiūrim į tai, ką galim turėti po 20-30 metų, tai antra pakopa yra optimaliausias sprendimas. Yra daug visokių skaičiavimų, bet kiek ir aš taip primečiau skaičius, tai jeigu kalbam apie vidutinį žmogų, vidutinės pajamos vidutiniškai auga, dalyvauja antroje pakopai, ten 30-35 metai žmogui, tai jeigu jis išsiims pinigus, jis turės uždirbti maždaug 4-5% per metus daugiau negu rinka, negu pensijų fondas, tam, kad sukauptų tiek pat galiausiai, kiek sukaupė pensijų fondas dėl visų lengvatų, dėl mokestinių, net nelengvatų, tiesiog dėl mokestinės sistemos, kaip jinai veikia, dėl paskatų ir taip toliau. Tai nėra realu. Tiesiog vidutiniam žmogui uždirbti 5% daugiau nei rinka per ateinančius 30 metų yra objektyviai nerealu. Ir dėl to vidutinis žmogus turėtų šitą pirmiausiai įsivertinti. Tada bent jau jam reikėtų prisimti gerokai daugiau rizikos. Jau
kažkokie tai kiti instrumentai turėtų būti ir sektis turėtų ir tada jau išmanimo kažkokio tai reikėtų gerokai daugiau. Teoriškai gal įmanoma, bet praktiškai labai Štai aš net sakyčiau teoriškai neįmanoma vidutiniam žmogui, nes tam, kad 5 virš, tai čia yra iš arti Buffeto ir toks ilgalaikis, aš sutinku, kad galima 5 metus kokius išlaužti, 5 virš, tu nusipirkai Nvidia ir važiuojam. Ta prasme, ir tada tu pataikiai, viskas yra gerai ir sėkmė 5 metus, 7 ar ne 10 gali tęstis, bet jau galime apie 30 metų laikotarpį. Manau, kad tai nei teoriškai, nei praktiškai vidutiniam žmogui, kuris nėra profesionalas, kuris neturi kažkokių instrumentų, kuris nebent tos pinigus gali lokuoti kažkokį verslą, kuris objektyviai gali augti daugiau. Tada taip, bet jeigu kalbam apie finansų rinkas, tai aš manau, kad tai tiesiog yra neįmanoma ir tą visuomet reikėtų įsivertinti. Ir tai nereiškia, kad tai dėl to būtina likti antroje pakopoje, galbūt yra kitos priežastys, bet reikia labai aiškiai suprasti, kad finansinė prasme pagal dabartinę situaciją, nebent jinai bus kardinaliai kažkaip pakeista, pasivyti antros pakopos pačiam išėjus, būnant 30-35 metų, tiesiog neįmanoma. Čia turbūt verta priminti klausytojams, kokios tos yra paskaitos, tai 2 pagrindinės turbūt yra tai, kad valstybė prisideda kas mėnesį nuo vidutinio atlyginimo 1,5% prideda, bet turbūt dar svarbesnis yra, kad gyventojų pajamų mokesčio uždarbis yra neapmokestinamas tada, kai jau atsiimant tos pinigus pasiekia pensiją. Man atrodo, turbūt šiaip antrai pakopai galioja bendras principas turbūt bet kokio investavimo, kad reikia žmogui apsispręsti, kodėl aš investuoju, kam man to reikia, kokie yra mano finansiniai tikslai, tai turbūt antra pakopa natūraliai padiktuoja tą tikslą, kad aš kaupiu ilgalaikį senatvį, ką daugelis žmonių daro ir taip, ir turbūt būtent šitas produktas yra sukonstruotas tam ilgam laikui, jeigu aišku tie tikslai, jeigu labai jau žmogus nemato savo tokios tolimos ateities, tai gali būti visokie sprendimai. Turbūt yra 2 tipai žmonių, kurie maga labai atsiimti pinigus. Tai turbūt pirmas iš jų yra, kad čia viskas nesąmonė, nieko aš nesuprantu apie tas finansų rinkas, čia skemas kažkoks tai ir taip toliau, ar ne kažkokie skeptiški, ar kažkokių tai istoriškai skaudžių patirčių turi su finansiniais instrumentais, ar tiesiog nesusipažinimas yra su ir dažnu atveju ten tada neina kalba apskritai apie jokį investavimą ir kaupimą ilgam laikui, labiau kažkokių tai einamųjų poreikių tenkinimui. Ar turi kažkokių tai minčių, ką tokiai žmonių grupiai reikėtų daryti, ar jiems patarti? Aš manau, kad čia problema yra ta, kad labai vokalūs yra tie, kuriuos sistema nuvylė. Nes, pavyzdžiui, nežinau, aš daug apie sistemą nekalbu, nes neveikia taip, kaip turi veikti. Aš uždirbu apie tarp 90% mano pensijų fondas man uždirba kasmet ir aš neturiu jokių priekaištų. Ilgalaikio investavimo instrumentas su tokia grąža mane visiškai džiugina, tenkina ir aš nesu vokalus šitą temą, nes čia kaip ir bet kas, automobilis, kai jisai veikia ir važiuoja ir viskas yra gerai, tai tu nepasakoji visiems, kad jis važiuoja, jo tokia paskirtis. Bet jeigu tu nusipirki automobilį ir jis pradeda lūžti, neveikia, kažkas vyksta, tu tampi vokalus, tu visiems pasakoji. Ir lygiai taip pat yra su antra pakopa. Aš manau, kad buvo problema, kai buvo lipdoma sistema, kad buvo įtraukiami ir vyresnio amžiaus žmonės, kurie jau buvo arti pensijos. Natūraliai sudėliojo dar įvairios, ne tai kad krizės, bet, sakykime, sukrėtimai ir finansų rinkos, ir pasaulyje. Ir nutiko taip, kad tie, kurie kaupia mažiau rizikingose fonduose, jie tikrai turi sąlyginai menką grąžą, nes ir ypač vėlgi ta sistema turėjo dar kelis pakeitimus. Tai jeigu žmogus buvo įtrauktas prieš 10 metį ir jis pasirinko konservatyvų kažkokį tai pensijų fondą, kuomet palūkanos buvo nulinės, tada dar palūkanos kilo, jam per obligacijas skirto žemyn ir galiausiai žiūri ir tikrai nėra ten nieko realiai uždirbta. Ir vienok galima sakyti, kad, tokia ar kas nors supanikavo, susimakalavo, pasikeitė fondus nelaiku. Taip. Ir tu gali sakyti kad taip, tokia situacija finansų rinkų, bet tam žmogui konkrečiai tai nepadeda. Ir jis tada tampa piktas, vokalus, jis pasakoja. Ir aš manau, kad prie visų šitų mišrainių per šventes šitie bus vokaliausiai. Rodys konkrečiai, sakys, žiūrėk, 3% per metus gaunu, kas tai yra per nesąmonę. Ir tikrai yra tokių pavyzdžių, bet lygiai taip pat yra didesnė dalis tų pavyzdžių, kurie, kaip aš, turbūt kaip tu, gauna savo 90% per metus ir nesupranta apie ką, bet net nenori veltis į šitas diskusijas ir kažko bandyti įrodinėti.
Tai aš sakyčiau, kad šitiem žmonėm, kurie yra nusivylę, jiems turbūt nieko nepakeisi. Čia labai sunku, jau ypač jeigu ta patirtis yra kokie 10 metų, jiems sunku bus pakeisti ir kažką pasakyti, bet aš labai rekomenduočiau neklausyti to, kas viešoje erdvėje, tų nusivylimų ir įvairių lozungų, o pačiam pasižiūrėti, kaip sekasi ir įsivertinti, kaip pačiam sekasi ir tada pagalvoti, ar pats kišai nagus prie sistemos, tai yra, ar pats nusprendai, kada reikia pakeisti fondą, nes dabar viskas kris ir tada perėjai saugų fondą. Ir kuomet, jeigu tu šitą padarai ir dėl to dabar matai mažą gražą, pagalvot, kaip tu planuoji uždirbti virš 15%, tuomet pats investuodamas, jeigu tu po tavo sprendimo tu atsilieki nuo tų pačių pensijų fondų. Tai va, bet kiekvienam tiesiog neklausyti triukšmo aplinkui, o tiesiog nueiti ir pastikrinti savo esamą situaciją. Ir manau, ne vienam tai padės tiesiog šiek tiek nurimti, atvesti ir iš naujo pagalvoti. Taip, yra tikrai gausų įvairių šaltinių, kurie čia padeda įsivertinti situaciją. Nemažai nuorodų įkelsim ir į epizodo aprašymą. Turbūt keli dalykai yra, kurie maskuoja tą tikrai gerą grąžą, kurią mes matėm. Tai turbūt vienas dalykas, mes nuo 18-19 metų turbūt sistemingiau pradėjom kaupti su gyvenimo ciklo fondais, kai kažkiek automatizuojam ir parenkam pagal gyventojo rizikos profilį jam tinkamą fondą, kuris natūraliai keičiasi su jo amžiumi. Bet kitas dalykas turbūt, kad mūsų stebuklingas ekonominis augimas kažkiek maskuoja šitą, ne? Nes kai 10 metų atlyginimai auga po 10% per metus ir vejasi ir net greičiau auga negu akcijų rinkos, kurios tikrai turėjo gerą dešimtmetį, tai mums pakankamai sunku įvertinti, kiek mes paaugome, nes mūsų tiesiog dabartinės pajamos yra 2-3 kartus didesnės negu kaupimo pradžioje. Bet tai formuoja gal kažkiek nerealius lūkesčius irgi, nes tokį augimo tempą palaikyti dar 10-15 metų tai tikrai bus sudėtinga. Tiek pat ir sodros pensijoms palaikyti tokį patį augimą bus pakankamai sudėtinga ir tos antros pakopos reikšmė ir rezultatai turbūt ryškės ir atrodys žibės vis labiau, lėtėjant ir brestant mūsų ekonomikai natūraliai. Aš sutinku paukot antrą pakopą ant politinio laužo už 10 metų, jeigu mes toliau po 10% algas, viskas sakai, tada gerai, tinka, jeigu taip galim, tai gerai. Kaip manai, kiek netokiam labiau nei vidutiniškai išprususiam žmogui seksis valdyti tuos pinigus, jeigu jisai nuspręstų jas atsiimti? Turbūt yra labai nedidelė dalis tų žmonių, kurie tikrai gali pasimti tuos pinigus ir, tarkim, turi kažkokį NT versliuką, kur su skolintais pinigais pasidaro 20-25% metinių. Tikrai tokių žmonių yra, tikrai jie gyvi, jie turi tos ir jie gali pasiėmę tos pinigus, įdėti į savo versliuką, ar tai būtų NT, ar nesvarbu koks versliukas, ir generuoti gerokai daugiau netrauką. Tai yra labai maža dalis visų žmonių. Ir vėlgi, tai yra visai kitokia rizika, nes vystyti 4 kotedžus ir investuoti į viso pasaulio akcijas yra skirtingi rizikos parametrai. Bet aš galiu juos suprasti. Čia man yra pakankamai suprantama ir viskas ok, jeigu jūs esate vienas iš tų žmonių, tai galbūt tai yra pasirinkimas, jūs suprantat, kad prisima didelę riziką, tai yra galite netekti tos dalies, kurią kaupėt senatvėj, bet jūs už tai gaunat grąžą. Tai ta prasme, rizika, grąža, viskas sąžininga. Tie, kurie planuoja investuoti į finansų rinkas ir uždirbti didesnę grąžą, aš labai abejoju, kad tai per 60 metų jiems tai pavyks. Vėlgi vienetam turbūt pavyks, bet didžioji dalis visi tyrimai, visa statistika, viskas rodo, kad vidutinis mažmenis investuotojas atsilieka nuo rinkos ilgojo laikotarpio. Tiesiog galiausiai apie tuos, kurie kalba apie likvidumą, šitą argumentą aš suprantu ir aš jį perku. Jeigu tu esi pakankamai protingas, kad suprastum, kad tu perki likvidumą ir už tai prarandi 4% metinės grąžos, ar tai tau tinka, tai yra tavo pasirinkimas. Nes tai yra procentai labai daug per 30 metų. Taip, tai yra žiauriai daug, bet jeigu tu sugebi pasakyti visus šitų žodžius vienam sakiny ir supranti, ką jie reiškia, tu turbūt pasiskaičiuoji, ką tai reiškia, kokios to yra implikacijos. Ir jeigu tau tas tinka, vėlgi aš visad manau, kad jeigu tai yra labai gerai informuotas sprendimas, kuris yra gerai apgalvotas, nuoseklus ir logiškas, tai yra tavo reikalas, tai yra tavo asmeniniai pinigai ir tu gali elgtis taip, kaip tinkama su jais, bet tu turi aiškiai suprasti ir įvertinti, ką tu darai. Tai negali būti taip, kad aš noriu likvidumo, o kodėl, nes iš tikro tai mašiną, žinai, galvoju, nusipirksiu, tik mėsiu pusmečių į akcijų rinkas, po to mašiną nusipirksiu, man tam tai likvidumo iš tikrųjų reikėjo. Čia nėra planas, čia nėra logiškas. Ir ypatingai žiūrint į estų pavyzdį, kaip tie pinigai ten panaudoti buvo, tai tas FOMO kažkoks tai pasimti tą likvidumą, išsitraukti ir
Ir ką tada? Pusė tų pinigų guli tiesiog sąskaitose, infliacija jos griaužia, kažkas taip, kaip tu kalbėjai, pasidengia kažkokius tai finansinius įsipareigojimus, kažkas nusipirko kažką tai nedidelė dalis, pabandė investuoti, bet tikrai maža ir kažkokio ilgalaikio efekto mažai buvo. Tai tas likvidumas vardan likvidumo, jeigu tu neturi kažkokio plano, ką tu darysi su pinigais, jisai kaip tik yra kenksmingas. Taip, bet sakau, jeigu nuoširdžiai žinai, kad pasimsi tos pinigus ir įdėsi į tą patį realiai akcijų indeksą ir sutinki negauti paskatos ir mokestinių lengvatų, bet lygiai taip pat investuosi. Ir tau tai yra priimtina ta likvidumo premija, ne premija, nežinau, į kitą pusę. Discountas likvidumo. Tai gal ir gerai, jeigu tu nuo to geriau gyvensi ir supranti, sakau, implikacijas visas, tai tavo reikalai, žinai, aš nemėgstu nurodinėti žmonėm, kas yra teisinga, neteisinga, aš tik noriu pasakyti, visi labai gerai svertinkit ir supraskit, kiek tai yra pinigų per laiką. Daugeliu tas likvidumo klausimas atsiremia ir į anuitetą. Vienas dalykas, kad aš apribotas naudotis pinigais iki pensijos, bet tai, kad yra kažkokios taisyklės, kaip tie pinigai panaudojami jau pensijos, pasiekus pensiją. Tai taip labai trumpai, kas yra anuitetas, tai yra draudimo produktas, kad tu realiai už visą tą savo sumą nusiperki pinigų srautą iki gyvenimo pabaigos, tau tą, ką tu sukaupi, tu po truputį kaupiai tą pinigų maišą ir tau jį po truputį išmoka, kad tau užtektų iki pabaigos gyvenimo. Jų yra skirtingų tipų, paveldimi, nepaveldimi, vieni išmoka daugiau, kiti mažiau, galima likti pensijų fonde ir toliau kaupti ir net tiem, kas turbūt labiau išprusę, galima pasirinkti aukštos rizikos fondą ir toliau anūkams kaupti auksinius kiaušinius dedančias žąsis, jeigu to likvidumo kažkokio tai nereikia tų pinigų, bet daugelį baido tas. Man atrodo, kad anuitetas šiaip kaip ir esmė yra tos sistemos, kad tu gauni pinigų srautą ir pajamas pensijoje, bet daugelį jį baido. Kokia tavo nuomonė? Aš manau, kad yra problema, kad gana paini sistema. Tikrai, aš pats atrodo suprantu apie finansus, bet man reikia pasistengti, kad suveščiau visus anuitetus, visas galimybės ir stėliočiau galvoje, kaip čia kas veikia. Ir manau, kad baido ne pats faktas, kad tu gausi srautą. Labiau atbaido žmonės tai, kad tu bandai žiūrėti ir pradedi nesuprasti nieko ir tada natūraliai galvoji, nieko mane bando apgauti, aš nieko nenoriu. Ir iš to painumo, iš to komplikuotumo kyla ir visi mitai, kad čia tu nieko negausi, nepaveldėsi, viską atims, čia tau po 10 eurų mokės ir toliau ir panašiai. Tai šitą vietą turbūt reikėtų, nežinau kaip ją spręsti, tikrai neįsivaizduoju, nes aišku, kai tu bandai gana sudėtingą produktą, tiek anuitetas nėra labai paprastas produktas, kai vertinus, bandai jį padaryti kuo labiau lankstų ir kuo labiau prieinamą, tu tada kitoj pusėje atsiduri, kuris visiškai nieks nebeaišku. Aš manau, kad čia labiau ta problema. Iš kitos pusės, jeigu skirsi pakankamai laiko ir pažinsi, aš manau, kad tikrai daugelis dalyvių gali rasti jiems tinkantį būdai išsimokėti tuos pinigus vienu ir kitu iš ten tų visų galimų scenarijų. Plius dabar atsiranda galimybė 1/4 pinigų, jeigu to likvidumo reikia pasiimti iš pensijų fondo, ar ne, tai dalį turėti kaip pinigų srautą, o dalį kažkokiem. Tai jeigu reikia kažkokios teisimos, o realiai paėmus už 30 metų pagal visas skaičiuoklės ir jeigu ten ta grąža net ir konservatyvi bus, tai tų pinigų prisikaups pakankamai nemažai daugeliui žmonių, ypatingai tiem, kas dabar jaunesni, tik dar pradedantis kaupti. Taip, tai tikėtina, kad tu galėsi ir atsimti virš tos ribos ir tada 25%, tada atidėtą anuitetą pasidaryti ir viskas ten visai gražiai susivažiuoja ir tos baimės tiek neturėtų būti. Sakau, aš labai aiškiai suprantu, iš kur baimės ir nerimas atsiranda. Taip. Tai yra sistemų, kurios galbūt šiek tiek lankščiau tą daro, tiek Jungtinėse valstijose, kur ten turbūt laisviau gali išsiimti, bet tada mažiau mokestinės paskatos gauni. Pavyzdžiui, aišku, čia ta sistema turbūt gali keistis ir keistis. Aš manau, kad kartai metus yra natūralu, kad pasikeis sistema. Bet dažniausiai vartotojo naudai keičiasi, ar bent jau jeigu keičiamas leidžia kažkaip tai pasitraukti, jeigu sąlygos nebetenkina ir ateityje. Tu sakai, kad negali aplenkti, bet dalis žmonių turbūt vis tiek maga jiems patiems investuoti, ar bent jau jie sako, kad patys investuos. Kaip manai, kas būtų, paminėjai savo verslo idėją, turbūt čia ne visiems aktualu, bet tie, kas ketina finansų rinkose investuoti.
ką tu rinktumėsi, kokias priemonės ir ką. Vidutinio žmogaus atveju realistinis vienintelis yra scenarius replikuoti tai, ką daro pensijų fondai ir negauti paskatų. Tai yra, žiūrint į žmogų, kuris nėra finansų rinkų profesionalas, dauguma, kuris turi darbą, šeimą, hobius, užsiėmimus ir kuris neturi laiko užsiimti investicijomis kaip verslų, vienintelis racionalus pasirinkimas yra investuoti realiai ten pat, kur investuoja pensijų fondai, arba tiesiog surasti kitą, nebe pensijų fondą, bet kitą fondą, tai yra vieną iš milijono ETF-ų ar netgi tų pačių bankinių fondų, čia galima labai plačiai žiūrėti. Arba trečią pakopą pasirinkti, kuri turi šiek tiek daugiau likvidumo, bet tai irgi mokestinės. Taip, su trečia pakopa taip irgi čia irgi yra niuansų, yra tas variantas, kuris yra svarstytinas, yra niuansų, bet mokestinės implikacijos tada atsiranda, jeigu tu pradedi naudotis, bet vėlgi taip, trečią pakopą irgi, tarkim, gali pasimti. Bet vis tiek tai yra, galiausiai tu atsidursi ten pat, tai bus plačiai diversifikuotas fondas, ar tai bus per kažkokį tai instrumentą kaip trečia pakopa, ar tai bus tiesiog ETF pirkimas, ar tai bus kažkokio bankinio fondo pirkimas ar dar kažkas. Ir tu ką prisijimsi, tai tavo likvidumo diskountą. Tai yra, tu staikysi, kad tu 1% mažiau per metus gausi, ir turėsi savo likvidumą. Jeigu tau jo prireiks, tai turbūt pasiteisins, jeigu tau jo neprireiks, turbūt nepasiteisins, bet visi bandymai aplenkti rinkas, beveik garantuoju, nebeveik, tiesiog garantuoju, kad baigsis blogai. Galbūt po 30 metų ateis vienas žmogus pas mane ir sakei, melavai, o žiūrėk, aš pavariau. Tai taip, bet lygiai taip pat bus 10 000, kurie bus sudeginę pinigus. Ir šiaip reikėtų ką dar nusteikti, labai irgi svarbus, nes mes čia kalbam apie atsiėmimą, padėjimą. Taip. Dar reikia suprasti, kad jeigu tu uždarai antrą pakopą, tau krenta daugiau pinigų į sąskaitą kiekvieną mėnesį. Taip. Tu ir juos turi alokuoti kažkur kiekvieną mėnesį, kas reiškia ir laiko ir finansinės tam tikras sąnaudas. Šitus dalykus lygiai taip pat reikia įsivertinti, nes jeigu tu tik išsimsi ir tada įdėsi tos pinigus, o tada visus, kurie seniau buvo skirti į antrą pakopą, pravalgysi, bet labai smarkiai atsiliksi, ta prasme, tu labai turto prasme būsi toli nuo to, kur būtum buvęs. Tai čia nėra tik, žinai, tas momentinis sprendimas, ką daryti, dar yra po to, ką toliau reikės daryti visą laiką. Ir toks paslėptas turbūt ar antros pensijų pakopos, ar bet kokio periodinio investavimo pliusas yra, kad tai vyksta paslapčia, mums nežinant ir mums nereikia valios pastangų tą kaupti. Ir čia turbūt esminis tie, kas priims sprendimą pasitraukti, ar jisai bus apgalvotas ar ne, bet labai svarbu, kad čia bus ilgas darbas, 30 metų, labai turbūt verta pagalvoti jį automatizuoti kažkaip tai, nukreipti į tuos diversifikuotus produktus nuolat, kad visa tai vyktų ir labai svarbu ne psichologiškai su savim dirbti, nes kai tu jau gali prikišti nagus prie savo pinigų, nesupanikuoti, kad čia dabar burbulas, ar čia panika, ar čia dar kažkas, tai nes labai galingas tas yra automatinis investavimas, kai tu nieko nekiši rankų ir leidi tiesiog pinigams dirbti, nes net ir profesionalams labai sunku susidoroti su savo psichologija ir nepridaryti kvailų klaidų ar laikyti pinigų maišą, kad čia toj viskas pakris ir aš jau pigiai užsipirksiu ar priešingai kažkaip tai prisimti per daug rizikos ir panašiai. Turbūt vienas dalykas, turbūt priminimas yra, kad turbūt šiaip suaktyvės labai daug žmonių, kurie norės tos pinigus priglausti, atsiimtus ir turbūt ne visai švariais būdais. Ir šiaip matom, kad labai daug yra sukčių ir viso ko, ir to investicinio sukčiavimo turbūt matysime nuo kitų metų pradžios. Tikrai daug, tai būkite atsargus ir tikrinkite viską ir neskubėkite. Ir bendrai turbūt su šito sprendimu yra laiko, 1,5–2 metai laiko apsispręsti, niekas jūsų negena, tikrai yra laiko pagalvoti, išsistudijuoti, atsidarykit skaičiuoklės, atsidarykit savo išrašus, pažiūrėkit, kokie buvo jūsų rezultatai, pasitarkit su šeima, su savo kažkokiais finansiniais konsultantais ir gerai apgalvokit. Ir nėra kur skubėti, tikrai 1,5 metų daugiau galite ramiai galvoti, tikrai nėra jokio reikalo bėgti sausio 1 į banką ar pensijų fondų valdytoją.
ir tikėti jau nešti tos pinigus. Tai ne dėl to, kad kažkam būtų gaila, bet dėl to, kad čia yra atsakingas ilgalaikis finansinis sprendimas ir jį reikia priimti atsakingai. Ačiū visiems, kad klausėt, ačiū tau, Tautvydai, kad atėjai ir iki kitų metų.